Ačiū labai, Vitalijai ir Raimondai, už pasisakymą. Ir prieš pereidamas prie diskusijos, aš tiesiog, kadangi jau turiu pareigą tokią, būdamas toj darbiniai grupiai 2030 ir daugelis tų dalykų, ką jūs kalbat, matyti iš tikrųjų yra labai svarbus, bet matyti yra labai svarbus susitarimai, tam tikri žiūrėjimai į priekį. Ir tiesiog prieš pradedant diskusiją tiesiog perskaitysiu, jeigu galima. Tai šalies pažangai svarbių vertybių įtvirtinimas vyksta neatsiejamai nuo visuomenės brandos ir sąmoningumo augimo. Ir reikalingi tokie pokyčiai, kurie užtikrintų kiekvieno asmens individualių gebėjimų ugdymą, jų pritaikymą ir pripažinimą. Be abejo, iš šalies tai skamba labai abstrakcijos ir labai bendri žodžiai, bet iš tikrųjų, kas už jų slypi, labai svarbu susitarti. Ir visuomenė keisis ir bus sąmoningai, kryptingai keisis ir pagrindinės visuomenės sritis, kuriuose yra ugdoma asmenybė, kuriama tapatybė, formuojamas atvirumas skaitai ir atsakomybės jausmas. Apie ką jūs visi beveik kalbėjot. Praleisiu kai ką ir pacituosiu. Darželiuose, mokyklose ir universitetuose turime sukurti palankę kūrybingumo bei tolerancijos ugdymui aplinką, kuris skatintų individualų tobulėjimą. Daugiausia dėmesio turime skirti kuo aukštesnių asmens pasiekimų ugdymui. Ateities Lietuvos piliečiai tik tada jausis saugiai ir laisvai, keičiantis pasaulį, jei nebijos klysti ir gebės mokytis iš klaidų ir nebijos naujovių. Ir aš manau, kad šita pastraipa irgi mums labai svarbi šiandienos kontekste. Tai yra, turime išmokti geranoriškumo ir ieškoti susitarimo, kas vestų link bendruomeniškumo ir pasitikėjimo kultūros. Tik tuomet galėsime prisimti atsakomybę ne tik už save, bet ir už visuomenėje vykstančius pokyčius ir jaustis atsakingais valstybės šeimininkais. Ir suprasdami, kad valdžia negali ir neturi spręsti visų problemų, turime suteikti daugiau galių ir atsakomybės kiekvienam iš mūsų, dalyvauti daugelį svarbių sprendimų priėmime bei jų įgyvendinime. Ir šiandien aš klausydamasis jūsų visų, asmeniškai pasakysiu, prisiminiau Nijolės Oželytės, mūsų signatarės nepriklausomybės pasisakymą. Ji mėgsta radikaliai pasisakyti, visi mes tą žinom, bet ji labai gražiai pasakė, kad mes turim jaunąją kartą, ta generacija, kuri užaugusi visiškai nepriklausomai Lietuvoje. Ir ta mūsų generacija, kurie, sakykime, turim jau 40 metų ir daugiau, vis dėlto pasąmonėje mes esam užsikodavę tam tikrus sovietmečio reliktus. Ir čia iš tikrųjų labai didžiulis iššūkis, būtent keičiantis generacijoms, kurti strategiją. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm į mūsų švietimiečius, mes esam visi vienos kartos žmonės. Ir į mūsų tą švietimiečių bendruomenę procentaliai tas jaunų žmonių atėjimas yra labai mažas. Ir aš manau, kad visiems tiems, kurie kuriamo, mes, aš tikiuosi, visi kursim šitą strategiją, bus labai didžiulis iššūkis, kaip kažkas sakė, rašyti laiškus ateičiai, kurių mes patys nebeskaitysim. Ir mums reikės sukurti strategiją, kurią vadovausis netgi ne tie, kurie jaunesni už mus tik 20 metų, bet tie, kurie už mus jaunesni 40 metų yra. Tai aš tiesiog kviesdamas pasisakyti ir matydamas, kad to laiko yra labai mažai, nes aš manau, kad aš daugiau nebekalbėsiu, tai tikrai noriu visiems jums padėkoti už tai, ką jūs kalbėjot, nes apibendrinimą darys Ričardas Ališauskas. Tikrai noriu padėkoti už visą tai, ką jūs kalbėjot, ir tiesiog tikrai tai yra daug medžiagos, ką jūs pasakėt, kai kurie yra trumpalaikiai tikslai ir labai greit galima pataisyti, didelių pastangų čia nereikia visiškai, kai kurie yra matyt biurokratiniai daugiau, bet ir tuos dalykus galima padaryti. Ir dėkui už tą medžiagą, jeigu jūs man leisit panaudoti, diskutuojant su Sveikatos apsaugos ministerija, su kitom pavaldžiom institucijom ir parodyti šitos dalykus, nes labai dažnai atveju kolegos norėdami tik gero visų pirma, bet jie nemato to kito požiūrio, nemato to kitų tų galimybių ir tuomet kaip ir uždarom sistemai galimybės keistis. Bet kuriuo atveju man buvo labai malonu girdėti jūs visus ir tuomet aš kviečiu diskusiją ir perduodu visą toliau vedimą Ričardui Ališauskui, jeigu galima.